Bendrais pagalbos centras. Kaip sakot? Bendrasis pagalbos centras. Labas vakaras. Labą vakarą. Sakykit, dabar aš norėčiau jūsų iškviesti taip kokiam reikalui. Taip. Čia į Kalvarijų gatvės prie Maksimos įėjimo. Bet reikės važiuoti iki šito, kaip to, susijaudinęs esu. Tuoj palaukit. Čia pat, kaip jinai, kur buvo, Jėzus Marija, nu aš jiems parodysiu. Čia netu. Kas nutiko ten? Šatrijos gatvė. Ten, žinokit, jau antrą parą. Nu, žinokit, aš žinokit, negirtas nieko, normalus, žinokit, nu galiu pasakyti siaubo filmas. Ten ne žmonės nieko, bet jau šiandien antrą parą jau tiksliai negaliu mėgoti, iš karto pabėgo, jau pradėjau, kaip čia pasakyti, dinozaurai. Vaidentis pradėjo. Ne vaidentis, jokia baltoji, jums vėl nieks netiki, nu, jie žinos, jie patys pamatys, jie patys, kaip sakant, pašiurps. Visokiausi gyviai tokie, žinot, anų laikų, keista, o tie variukai tai išvis nudaužy, tai pinasi toliau, o Jėzus, kokių tik formų nėra. Ne, nu iš tikrųjų, garbės žodis, nu, čia ne juokas, nu. Čia pirmas iki tokia aš dalyką matau, žinokit. Aš paskui, ne, nu taip pagalvojau, čia, aš jeigu man tai pasakytų iš šono, jeigu aš nebūčiau matęs, kas vyksta, kas nors pasakytų, aš irgi pagalvočiau, kad baltoja tam žmogui. O čia yra labai rimtas dalykas iš tikrųjų. Neskambinčiau, žinokit. Aš žmogus, nu kaip, normalus žmogus esu. Tai nors, sakau, nors pasižiūrėt, nuvažiuot, pamatytų, jie patys pakrauptų ir žinotų, ką toliau daryti. O tai sakykit, koks jūsų adresas, kur jūs... Čia yra taip, Kalvarijų gatvės Maksimas. Maksimas, nežinau, numeris. Važiuojant, čia kur buvęs... Nu, Kalvarijos Žalgirio? Kalvarijos, aš nežinau, Žalgirio... Nu, prie New Yorko prie klubo? Čia, žinokit, aš po klubus nevaikštau, nežinau, net kuris yra. Čia, kur buvęs Tėvynės kino teatras. Nu, taip, šitas. Bet tik jie mane reikia važiuoti, jau nuo pat pradžių pamatys, kas vyksta. Prie vartelių tenai. Atsistosim iš karto ir išeisim ir parodysiu. Turiu prožektorių pasiėmęs, kaip sakant, viską. Nu ir sakau, čia ne jokas, nu, vėl netikit. Nu, suprantat, žinokit, aš tikiu tuo, ką jūs matote, bet suprantat situaciją. Nu, va, prasideda, jau netolicija, nu gerai, vaikas nors įvyksta, žiūrėkit, jūs save paskiau skambinus žmogus, paskiau sakysit. O ten aš nežinau, ne, nu tai aš sakau, ten aišku, kaip, ten neužmuša bėsai, aš nežinau, kom ten gali toliau baigtis. O ten, žinokit, ten sakau, ten pasakyčiau, kas vyksta taip pat. Nuplėšiu tos sparneliai, tai išvis ten ilgiausiai ir tas siūlas, tai, jį patį pritraiškai. Jis keičia spalvas, paskui ir tokio tipo, chameleonai, tokie, kaip krokodilai, dideli ir leidžia, ir tos didesnės, ir lėliukės, deda tiesiog nachališkai. Suprantat, žinokit... Nu, čia ne juokas, aš žinau, kad situacija... Visiškai. Ir jumis, aš juos nuveisiu ir paskui parodau. Sakysiu, išlipkit ir pasižiūrėkit. Suprantat, bet situacija yra... Ir jie nebaigštų, žinokit. Ne, situacija tokia, žinokit, vienintelis variantas. Aš galiu jūs sujungti su greitąja, jūs su jais padiskutuosit ir nutarsit, ar jūs juos priimsite ir jiems viską rodysite ir aiškinsite, arba ne, žinokit, vienas iš dviejų daugiau. Nu, kaip jūs galvojate, jie važiuos? Nuvažiuotų, patikėtų? Patikrint jiems būtų įdomu. Ar iš karto supakuotų, kaip jūs sako. Pagal tokią kalbą, tai aišku, iš karto supakuotų. Nu, nedėkit tada ragelį minutėlį. Gerai.